Ar tave kankina rėmuo, deginimas, pykinimas? Gali būti, kad tai refliuksas, problema, kurią daugelis ignoruoja. Tai ne tik rėmens graužimas po sunkaus maisto, tai dažna, bet dažnai neatpažįstama būklė, kuri paveikia tiek mažus vaikus, tiek suaugusių. Tai būklė, kai skrandžio rūgštis grįžta į stemplę ir sukelia įvairius simptomus, kurios dažnai painiojamos su kitomis ligomis. Nuo peršalimo iki streso padarinių. Štai pagrindiniai požymiai, kad gali būti refliuksas, rėmens graužimas, ypač po valgio ar naktį, rūgštus skonis burnoje, pykinimas, pilvo pūtimas, raugėjimas, skausmingas ar sunkus rėjimas, nuolat gerklės skausmas, dažnas krenksėjimas, užkimęs balsas, sausas kosulys, bronchinės astmos epizodai, staigus seilių padidėjimas ir deginimas burnoje, dantų pažeidimas, ypač galiniai, stresas, vienais didžiausių ligų provokatorių. Refliuksas dažnai slepiasi po įvairiomis simptomais, todėl svarbu žinoti, ką stebėti ir ką daryti. Kreipkitės asmeniškai, pakonsultuosiu ir padėsiu įsigyti veiksmingų produktų su nuolaida. Jei pažįsti žmogų, kurį tai gali paliesti, pasidalink šią informaciją. Gali būti, kad būtent tai padės jam jaustis